Morkunaite Mikulenije. Excuse me, but I asked floor for CAP reform. It is the CAP reform. I missed, sorry. Taigi šiuose rūmuose dažnai girdime daug kalbų apie solidarumą ir dėja ne visada tas solidarumo principas atsispindi konkrečiuose sprendimuose. Daug apie solidarumo principą kalbėjome ir žemės ūkio kontekste. Ir labai džiaugiuosi, kad kolegos suprato Baltijos šalių ūkininkų nusivylimą ir Baltijos šalių rūpestį dėl tam tikros diskriminacijos tiesioginių išmokų klausimų. Taigi džiaugiuosi su kolegomis pateikusi pakeitimą 139, kuriam šitie rūmai pritarė ir labai dėkinga visiems tiems kolegoms ir bendražygiams. Ir šitas amendmentas dėrybinėje plotmėje tikėtina priartins Baltijos ūkininkus prie ES vidurkio išmokų kur kas greičiau, jau pradedant nuo 2014. Tai ačiū visiems už bendrą darbą ir supratimą. Vielen Dank, Frau Kollegin Morkunaite Mikulenije. Es folgt Frau Kollegin Ford. Thank you. My problem with this reform of the Common Agricultural Policy is it doesn't feel common and it's not good for agriculture. Instead of a level playing field, it's been every man for themselves, every country for themselves. We have a policy now which will penalise some of our largest, most productive farms, just at the time that we need more food production. Instead of allowing us to export best practice and share best practice and how farmers care for the environment, we're going backwards to set aside compulsory crop rotation. And instead of policies which should bring our farmers closer to the market, we have a backward step that could take us back to butter mountains, milk lakes and even some tobacco slag heap. This is not good for farming, it's not good for food, and it's not good for the environment either. Vielen Dank, Frau Kollegin Ford. Wir haben ein kleines Problem mit dem Bildschirm. Es kann sein, es wird aufgelöst, aber mit der Zeit, ich achte darauf, dass es 1 Minute ist. Frau Kollegin Basescu.